vat momentas. Ir paskui supranti, vat kažkaip per tą Velnis įsakė tau kokius tai, noriu kad tau, pasakyti, kad... kad tau reikia eiti, bet man visada jinai dar man pastoviai tie vat pareina tą kontaktai su tais praeitais gyvenimais, aš nesuprantu. Bet šiandien vat reikėjo tą darbą atlikti. Ir kai tu, va, tas buvo pasakoji, sakei, aš dabar darau įrašą, jeigu vdruk ten reiktų žmonės norėtume duoti atsiliepimą, tai va, padėtų irgi. Kaip tu sakei, mes, va, pavyzdžiui, net negalvojam, tu net negalvoji, bet tu sakei, siela kažkaip šaukiai ir kad tau ten, kaip ten pamiršau. Sakau, siela, Jėzau, padėk man atrasti tinkamą atsakymą, ar tai iš tikrųjų ta persona yra, kuri čia... Ne, paskui ne, tu man... kokiu momentu? Paskui tu man sakei tuo momentu, kai tu nuo jo norėjai atsikratyti, kai tau tas kirminas, kad tu sakai, sakai, kaip paskui man pasakei, va kaip gerai sakai, norėjom daryti vieną, bet vis dėlto išėjo, reiškia, to reikėjo, kaip ir kažkas va taip sakei. Bet jeigu neprisimeni, tai nieko. Čia aš nelabai suprantu klausimų. Ar tu turi omeny, kaip tu prie mane... Kaip iki tavęs dariau. Kaip aš ir sakau, kaip buvo. Kad man siela pastoviai kapsėjo, kad man reikia po to viso daryti seansą. Ir aš kažkaip liktai ir norėjau tau sakyti. Ir tada tu man parašei. Sakai, tu parašai pati, sakai, Vilmi, mes norėjom su tavim dar tavo vaikui tau padaryti seansą. Jo, prisimenu. Aš irgi atsimenu, pavyzdžiui, aš galvoju, prie ko čia aš dabar irgi prisiminiau ir Vilmai rašau, irgi taip sakytum. Bet žinau, visada taip yra, siela žino daugiau negu kūnas, ego ir protas. Ir, žiūrėk, įvyksta tokie va keisti dalykai, atrodo, to neturėjo vykti, bet savaime įvyko. Tarp kitko, tie, kas tą seansą žiūrėsite, tai yra šiandieną ta kruvinoji pilnatis ir mums buvo labai įdomu su Vilma padaryti seansą praeitų reinkarnacijos laikų, bet va išėjo išsirituliavo va šitas seansas, bet taip mistinė diena šiandieną. Tai va. Bet žinok, reiškia, reikėjo šitas, kad tu tikriausiai, sako 430, astrologai sako 430 metų į priekį dabar, kad naujas gyvenimas statysis. Ir va tas, kas išeis iki 18 dar bus labai mistinė diena, bet iki 18 ir va, turi viskas įsivalyti, bet ir toliau išsivalymas, kad tu kitam gyvenime viskas su šitais nebesusitiksi. Tu kažkas buvo iš praeitų gyvenimų galva, kaip sakė šitie, kad ne veltui va dabar tas įvyko. Vis dėlto reikėjo su jais atsikratyti šitą magiją. Matomai, kad kažkas galbūt buvo praeitam gyvenime irgi padaryta, kas čia žino. Jo, reikia. Tai viskas įvyko keistai. Kad norėjom visai kitur eiti ir papuolėm visai kitur. Taip. Tai va, tas irgi būna įdomi, neatsitiktinai. Va, aš dabar... Tai išjungiu dabar, norėjau čia žmonėm, jeigu norės paklausyti, kodėl, kaip kas buvo.